Naudojant universalų ProDecor glaistą galima sukurti išskirtinį interjerą. Parodysime vieną iš daugelio galimų dekoravimo būdų. Šį kartą dekoruosime naudodami dekoravimo popierių. Pradžioje paviršių nugruntuojame paviršiaus sukibimą didinančių gruntų kontakt. Gruntui visiškai išdžiūvus, metalinė mentele užtepkite dekoravimo glaistą ProDecor. Nelaukdami, kol glaistas visiškai išdžius, dekoravimo popieriumi glaiste suformuokite įspaudus. Tam, kad tolygiau įsispaustų popierius, rekomenduojama glaisto paviršių ir dekoravimo popierių sudrėkinti vandeniu. Pašalinus popierių, laukiame, kol glaistas visiškai išdžius. Išdžiūvusi glaisto paviršių reikia pašveisti 150 numerio šveitimo tinkleliu ir nuvalyti dulkes. Nugruntuojame paviršių teptuku dekoravimo gruntų laku ProDecor. Palaukime, kol gruntas lakas visiškai išdžius. Tuomet teptuku užtepame aukso spalvos dekoravimo laką Decor Perla ir iš karto paviršių švelniai pavalome drėgna kempinėle. Tokiu būdu dekoravimo lakas Decor Perla nusivalo nuo dekoruoto paviršiaus iškilumų ir jie tampa šviesesni, palyginus su labiau įdubusiomis dekoruojamo paviršiaus vietomis. Taip išgaunamas skirtingos spalvos intensyvumo efektas. Dekoravimo lakui visiškai išdžiūvus, darbas baigtas. Belieka džiaugtis sukurtu, savitu ir nepakartojamu interjeru.